Pagal skelbiamą statistiką 95% kibernetinių atakų bei su tuo susijusių duomenų nutekėjimų vyksta dėl žmogaus klaidos. O tai reiškia, kad norint sumažinti galimų atakų bei duomenų nutekėjimo kiekį, pirmiausia reikia pasirūpinti darbuotojais, jų mokymais. Pasikartojantis mokymai padės tiek darbo aplinkoje, tiek naudojantis internetu asmeniniais tikslais. Pagal statistiką, kibernetinės atakos nuo pirminio įsiskverbimo iki visiško užkardymo vidutiniškai vyksta 280 dienų. Tiek įmonės, tiek privatūs asmenys patiria didelius nuostolius, tai sutrikdo jų įprastą veiklą bei pakenkia jų reputacijai. Dažniausiai žmonių daroma paprasčiausia klaida tai suasmenintos ar jautrios informacijos išsiuntimas ne tam gavėjui ar gavėjų sąrašui. Taip rizikuojama atskleisti informaciją, kuri gali pakenkti jums ar jūsų įmonės veiklai, įvaizdžiui. Jeigu elektroniniu paštu siunčiama bendra informacija dideliam gavėjų sąrašui, naudokite BCC funkciją, kuri paslėps kitus gavėjus ir jų elektroninio pašto adresus. Priešingų atveju jūs atskleisite gavėjams jūsų klientų, draugų ar bendradarbių duomenis, o toks veiksmas pagal BDR gali būti vertinamas kaip pažeidimas. Gavus netikėtą, keistą ar įtartiną laišką, neskubėkite atsisiųsti bei atsidaryti prisegto dokumento ar nuorodos. Iškyla didelė grėsmė pirminiam atakuojančio blogiečio įsiskverbimui į jūsų kompiuterį, o vėliau ir į jūsų kompiuterių tinklą. Phishingas – tai socialinės inžinerijos sukčiavimo forma skirta išvilioti konfidencialius duomenis, naudojant internetinius adresus panašius į iš tikro egzistuojančios institucijos adresą, apsimetant kitų asmenių ar taikant kitus apgaulės būdus. Phishingas būna kelių lygių – bendrinis ir suasmenintas. Bendrinis – tai kai siunčiama informacija tiek elektroniniu paštu, tiek SMS, tiek socialinių tinklų pagalba yra grafiškai panaši ar tobulai atvaizduota, apsimetant socialiniais tinklais, Microsoft, valstybinė mokesčių inspekcija, Ignitis, bankų, net kuriam jūs neturite sąskaitos, ar turtingų afrikiečių, kuris neturi kam palikti palikimo. Suasmenintas – tai kai siunčiama informacija yra žinant jūsų ar su jumis susijusias įstaigas, jūsų pomėgius, draugus ar bendradarbius. Būkite atidūs ir pasitikrinkite, ar tikrai šią informaciją jūs turėjote gauti. Visada galite paskambinti tam asmeniui ar įmoniai, iš kurio gavote laišką, ir pasiteirauti, ar nuoroda, prisegtas dokumentas yra saugus. Būkite budrūs, pažiūrėkite, ar elektroninis adresas yra tikras, ar nėra klaidų adrese, ar nėra nebūdingų rašybos ar stiliaus klaidų tekste. Kaip pavyzdys, direktorius atsiuntė laišką buhalteriui ir liepė skubiai apmokėti prisegtą sąskaitą. Pavyzdyje galima pastebėti, kad adresas yra suklastotas, keistas. Antras pavyzdys. Vadybininkas iš kliento, su kuriuo nebendravo ilgą laiką, gavo laišką su prisegtu failu. Susimastykite, ar tikrai jūs turėjote gauti tokį laišką? Ar jis jums nekelia įtarimų? Trečias pavyzdys. Serviso vadovas persiuntė visiems bendradarbiams nuorodą, prie kurios parašyta, kad visus dokumentus nuo šiol bus galima pasiekti atidarius nuorodą. Pamastykite, ar tikrai nepasikeitė įmonės politika dėl duomenų saugojimo, o jei turite abejonių, paklauskite siuntėjo asmeniškai. Jeigu radote pamestą USB raktą, nesidžiaukite, tai gali būti spąstai. Blogiečiai gali specialiai palikti tokius daiktus viešose vietose, o įjungus tokį raktą į jūsų kompiuterį, jis nepastebimai įrašys kenkėjiškas programas, kurių pagalba jums gali padaryti įvairios žalos. Virusai gali būti pasislėpę ne tik prisegtose nuorodose, Word, Excel ar PDF failuose, bet gali būti prisegtose nuotraukose, video ar audio failuose. Atidarant dokumentą ar nuorodą, jei iššoka papildomas langas, kuris prašo patvirtinti ar įrašyti programą, kurios jūs neplanavote įrašyti, sustokite. Tai gali būti atakuojančių sukčių pinklės. Susidūrę su tokiamis situacijomis, sustokite, neskubėkite, patikrinkite, pagalvokite, ar tikrai laukia tokio laiško, ar nėra laiške klaidų ir veikite. Ištrinkite, ignoruokite laišką, praneškite atsakingiem asmenim. Gavę suasmenintą bei tikroviškai atrodantį laišką, pasidalinkite apie tokį įvykį ir su savo kolegomis, draugais. Dalindamiesi tokia informacija apie bandymus užkrėsti jūsų kompiuterį, padėsite apsaugoti ir save, ir kitus.